Daugiau. Čia mano auditorija turėtų būti sąjungo, bet jūs mane turbūt suprasit. Pirmoje eilėje noriu paskaityti iš Pravdos 14 dienos, čia aš įsiverčiau praeitų mėnesį. Štai ką rašo. Nereikia pamiršti ir tai, kad konstituciniai pakeitimai, kurie vyksta Baltijos Respublikose, ir jų naujieji įstatymai, kaip juos mes reaguosime, tai sukuria naują modelį tarybinės federacijos. Pabaltyje tai neslėpia, tokiu būdu ir iš apačių pradeda reikštis realūs persitvarkymai į mūsų federaciją. Įsivaizduojate mūsų federaciją. Dabar ta federacija mes sunaikino. Vat šitą akciją, turėtų karinių dokumentų atidavimas, tai yra tos jų užplanuotos federacijos naikinimas. Šitą dabar noriu pasakyti, kas liečia sąjungą. Sąjungos susižeminės yra su partija, ten užskaptas labai dalykas yra, pats judėjimas, kaip judėjimas, jisai žinote koks, bet sąjungai yra daug veikėjų, kurie nori padaryti kaip tik tą, kas yra parašyta pravdoje. Ir kas yra daroma. Dabar pasižiūrėkime toliau. Paskutinis referendumo projektas. Ten yra, aš kaip tik atsiversiu, o čia dėl referendumo Mes turim tęstinumo pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybės, tai yra kuri nepanaikinti. Užsienio pasas yra, mes Lietuvos užsienio pasu galime važiuoti visą pasaulį, bet niekas nereikia. Dabar ir paskutinis, paskui dar gal saugo pasakysiu. Ir partijos programa. Sąjungos sakau, dar kartą susiženė, jums labai patinka, bet štai mes yra ta partija skleisiu. Jos nauja programa ateičiai. Lietuvos komunistų partija įgyvendina socialinio teisingumo principą, paskirstant socialinės ir materialinės gerybės, užtikrina socialinės garantijas, nelaimės, lygos atveju ir taip toliau. Štai įsivaizduojant, kad tai yra partija. Partija pasilieka visas skirstymo funkcijas. Kitaip sakant, pasidaro geravalė partija, nesijungos, bet kienokiai jėgos, mūsų uždirbta. Nors ir paskutinis dalykas dabar dėl sąjungų veikėjų. Štai turiu padaryti ekskursą ir grįžti į gegužės 9 dieną. Gegužės 9 dieną Kaune buvo inscenizuotas karinis paradas. Jisai baigėsi prie Lenino paminklo ir kaip tik susirinkusi žmonių grupai, sąjungų aktyvistai, tarybos nariai, jų tarpas Saudargas, aiškino, kad jie prieš ir visa tauta yra prieš, čia yra Buškevičius liudininkas, prieš parašų rinkimą. Taip beveik visi sąjungiečiai kalbėjo, kad tauta yra prieš. Paskiau jie prisidėjo prie šitos akcijos. Jie prisidėjo prie šitos akcijos ten, kur aiškiai parašyta, kad išvesti okupacinę kariuomenę. Bet kada reikia veiksmais įrodyti, tai jie dabar vėl tą patį dalyką daro dabar. Tas pats Saudargas pirmadienį, tai po demokratų, socialdemokratų susirinkimo įsiaiškino tokį dalyką. Gerbiamas Buškevičius kalbėjo publikai klinikų salėje. Ir jam plojo. Štai jo žodžiai. Pagalvokite, kam jie plojo.